gerbiami aerodromo draugai. Labai miela vėl po pakankamai didelės pertraukos matyti jūs, daugybę pažįstamų ir dar nepažįstamų veidų. Savo programą įvairiais būdais aš jau bandžiau paskleisti. Šios dienos, arba tiksliau sakant vakar, aviacijos pasaulis įspausdino mano deklaraciją. Ten pagrindinius principus įsakiau, kaip aš įsivaizduoju tolimesnį Lietuvos aeroklubo darbą. Kadangi pastebėjau, kad ten registracijos metu nebuvo taip jau daug pasidomėta mano deklaracija, aš tiesiog, kol kalbėsiu, paleidžiu keletą lapų, 14 lapų, kad tai būtų dokumentas, galbūt liks kaip įrodymas, kokiu keliu matau. Turėtų eiti Lietuvos aeroklubas ir kokiu keliu, jeigu jūs manim patikėsit, aš stengsiuos, kad jisai eitų. Prieš porą metų Lietuvos aeroklubas atšventė savo 80-metį. Tada prieš 80 metų tarp pagrindinių Lietuvos aeroklubo steigėjų buvo karo lakūnas Steponas Darius, lakūnas konstruktorius Antanas Gustaitis, generolas Silvestras Žukauskas, architektas Vytautas Landsbergis, profesorius Zigmas Žemaitis ir kiti. Profesorius Zigmas Žemaitis, pirmininkaudamas Lakui, 12 metų pasiekė, kad Lakas taptų bene populiariausiais tarpukario Lietuvos visuomeninė sporto organizacija. Lakas buvo didelė jėga. Tokia jį turėtų būti ir dabar, bet dėja visuomenėje tai dar nejaučiama. Gal ir laikai kiti, gal. Turiu pastebėti, kad Kaune yra paminėtas generolo, pirmojo Lietuvos kariuomenės vado Silvestro Žukausko atminimas Karo muziejaus sodelyje. Aš kažkaip tikėjausi, kad tokios konferencijos turėtų prasidėti nuo pagarbos atidavimo pirmajam, jis buvo išrinktas pirmojų Lietuvos aeroklubo pirmininku. Zigmas Žemaitis buvo antrasis, tuo metu tik pavadaręs jį. Todėl, išrinktas ar neišrinktas, kviečiu jūs po konferencijos nuvykti prie generolo biusto ir pagerbti pirmąjį Lietuvos aeroklubo prezidentą. Taigi, ką dabar jūs pasirinksit? Didžioji dalis mane žinot ir gana gerai žinot. Esu aviacijos sklandymo sporto meistras, tarptautinio auksinio sklandytojo ženkliuko kavalierius. Jaunystė prabėgo aerodromuose, visa jaunystė, geras 10-metis. Pradėjo mane mokyti skraidyti Pranas Vinickas, jeigu ne jo užsispyręs charakteris, kažin ar aš būčiau pasiekęs tuos rezultatus, kuriuos pavyko pasiekti. Toliau Zenonas Brazauskas, Antanas Arbačiauskas, Giedrius Kilnas, Jonas Juknius ir kiti gerai žinomi Lietuvos aviacijos istorijos žmonės. Visų neišvardinsiu, jie čia salėje, kai kurių dėja jau nėra. Turiu didelę valstybinio darbo patirtį. Sąjūdžio laikai iš Kauno sviedė į Vilnių kurti valstybinės kultūros paveldo apsaugos sistemos. Teko 15 metų vadovauti kultūros paveldo centrui, tiesiogiai vadovauti Kauno Dariaus ir Girėno aerodromo įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą darbui ir tiesiogiai vadovauti, kad šis aerodromas būtų paskelbtas kultūros paminklu. Beje, jisai buvo paskelbtas kultūros paminklu kartu su jau į pasaulio paveldo sąrašą įrašytų Vilniaus senamiesčiu. Teko dirbti ir įvairiuose kitose darbo grupėse, ruošiant teisės aktus, pavyzdžiui, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo darbo grupės vadovas, tas įstatymas Lietuvoje veikia apie 10 metų. Todėl galbūt prieš 4 metų kolegos jau tada pakvietė kandidatuoti į Lietuvos aeroklubo prezidentus. Vis tik manau, kad tuo metu buvo teisingas žingsnis mano, kad palaikiau gerbiamo Stasio Murzos kandidatūrą. Paprasčiausiai, manau, dar nelaikas man buvo imtis atsakomybės. O imtis atsakomybę už Lietuvos aeroklubą, už vieną, mano supratimu, pačių garbingiausių Lietuvos organizacijų yra netaip jau ir lengva. Tikėdamas ir pasitikėdamas jumis, jeigu būsiu išrinktas Lietuvos aeroklubo prezidentu, tai tarsi sieksiu. Ir jau ne tik sieksiu, bet jau įrodžiau tai savo pirmaisiais žingsniais, sieksiu bendrauti su visom federacijom, suvokti jų pagrindinės problemas ir dalyvauti tų problemų sprendime. Susitikau su visų federacijų, Oreivių draugijos,
atstovais, tarybomis ar dalyvavau jų konferencijose. Tai čia toks pasakymas, kad tikrai labai svarbu, kad dirbtume kartu, kelti Lietuvos aeroklubo prestižą, stiprinant informacijos apie Lietuvos aviacijos sklaidą spaudoje, televizijoje, radijoje, užtikrinant, kad Lietuva turėtų periodinį aviacinį leidinį. Man jau teko kalbėtis tą temą su Lietuvos radijo televizijos vadovu, ponu Siaurusevičium, ir puiku, jis pasakė taip, išrinks ateik, ieškosim, į kokią vietą perkelti aerodromo laidą, kas joje negerai, kaip padaryti, kad atsirastų ten ir Lietuvos aeroklubo ženkliukas. Ne ką mažesnė problema yra jaunų aviacijos sportininkų rengimas. Nieks neatsiranda staiga, bet ieškant randama. Vienas iš mano tikslų tai yra atnaujinti gerus santykius su įvairiomis valstybinės valdžios institucijomis, verslo struktūromis, siekiant, kad Lietuvos aeroklubas joms būtų svarbus. Pirmasis susitikimas su ministru Eugenijum Masiuliu jau įvyko. Įvyko todėl, ne kad kandidatuoju į Lietuvos aeroklubo prezidentus, o todėl, kad čia pat vienas iš Europos čempionatų. Laukti nėra kada, reikia formuoti valstybinės darbo grupės. Manau, kad posėdis pavyko, sutarta, kas vadovaus valstybiniai darbo grupiai, sutarta dar daugiau su kitų ministerijų, aplinkos ministerijos, mano minėtosios krašto apsaugos ministerijos, vidaus reikalų ministerijos vadovais, kad praktiškai pažįstų visus be išimties Lietuvos Respublikos prezidentus, tiek dabartinį, tiek buvusius, visus be išimties ministrus pirmininkus, tiek dabar, tiek buvusius, ir ko gero didžiąją daugumą ministrų, tiek dabar esančių, tiek buvusių. Nemažiau svarbu dar vienas dalykas, tai yra, šiandien jau nekartą nuskambėjo mintis apie aviacinį turtą, aviacijos klubus, aviacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Turiu pasakyti, kad gerbiamas Stasys Murza pasakė, kad buvo kreiptasi, buvo prašoma keisti tam tikrus teisės aktus, tačiau turiu pasakyti, kad mano patirtis sako, kiekvienas teisės aktas priimamas tik tada, kai tas teisės aktas turi savo kojas. Nėra kojų, viskas lieka tik norų lygyje. Puikiai žinau biurokratų koridorius, todėl nevaikštant, net ir geriausios idėjos nebus realizuotos. Aš jau nekalbu apie tai, kad pirmiausia, tos geros idėjos turi įgauti labai švarę teisinę formą. Dar vienas dalykas, tai pačio aeroklubo prestižas. Iš tiesų, prieš karą tai buvo nuostabi organizacija. Profesorius Zigmas Žemaitis galėjo ateiti pas prezidentą, Lietuvos Respublikos prezidentą ir užstoti įvairiais būdais. Ir prezidentas girdėjo Zigmo Žemaičio žodžius. Šiandien mes nematom ne tik prezidento, Lietuvos Respublikos prezidento, mes nematom jo atstovo, mes nematom vyriausybės atstovo, mes nematom vidaus reikalų ministerijos atstovo, susisiekimo ministerijos atstovo. Pagaliau nematom net Kauno valdžios atstovų. O renginys tai neįlinis. Gaila, bandau eiti į pabaigą. Dar vienas dalykas. Tiesa, pradėjau kalbėti apie dar du dalykai, trys dalykai. Trumpinu. Vienai per kitaip lako prestižas. Vienas iš būdų, man gerai žinomas, nes su valstybės biudžeto konstravimu susidurti teko ne kartą, tai yra, kad valstybės biudžete atsirastų atskira Lietuvos aeroklubo eilutė. Aš nekalbu apie tai, kokia ministerija ar departamentas kuruos. Aš kalbu apie tai, kad tokias eilutės turi, pavyzdžiui, nacionaliniai muziejai. Finansavimas, iš tiesų. Aš labai nustebau, kad viena eilutė, skaitant revizijos medžiagą, nuskambėjo, kad aviacijos fondo lėšos lygios nulių. Kažkaip sunku suprasti. Nežiūrint visko, aš, jeigu kalbėčiau pereitos vasaros viduryje, sakyčiau, kad nedidelė problema 100 tūkstančių sukaupti į tokį fondą. Šiandienos ekonominės situacijos aplinkoje tai truputį sudėtingiau pasakyti, bet tikiu, kad tikrai nulis ten negali, neturi būti.